Labą dieną visiems. Truputėlį apie savo gimnaziją. Gaila, negaliu pasigirti, kad esame ta, kur turime daug žalių erdvių, žalio didelį stadioną, turime tik vieną pastatą su tūkstančių vaikų, su mažai patalpų juose ir šiandien truputėlį apie tai, o ką mes darom, kaip mes keliaujame link tos tvarios mokyklos. Na, tvari mokykla, taip kaip numatyta yra programoje Tvari mokykla 2030, apima 8 sritis ir kai planuoji veiklas mokykloje, gimnazijoje, kai planuoji tvarumo požymių atitinkančias kažkokias kitas veiklas, tai žinoma, pirmiausia ir žiūri į tas sritis, kurios ir yra numatytos tvarios mokyklos link. Tai yra kalbu ir apie išteklių tausojimą ir prieinamumą, ir apie judumą, apie kurį šiandien jau girdėjot, ir ypatingai apie bendruomenės įsitraukimą ir įtraukimą, ir apie kultūros ir gamtos paveldą, paveldo puoselėjimą, ir apie saugumą ir sveikatą, kas ypač šiuo metu yra prioritetinės sritys švietime, ir apie neigiamo poveikio aplinkai mažinimą, viešasias erdves. Na ir noriu pasakyti, kad atnaujintose programuose 2022 metų yra tikrai labai daug integralių temų. Kaip pavyzdžiui, šiek tiek pasidomėjau matematinio gamtamokslinio technologijų ugdymo dalykuose. Kiek jų yra neišvardinta, o kiek mūsų gimnazijoje yra organizuojama. Ir tikrai nesirištų dėl laiko stokos čia visas vardinti. Arba, tarkim, fizinio ir sveikatos ugdymo dalykuose. Taip pat tai yra aibė temų, kurios daugiau ar mažiau yra iš tikrųjų išpildomos tiek fragmentiškai pamokose, tiek kažkokiose kitokiose į ilgesnės akcijas ir trumpalaikius projektus pasidarančiose veiklose. Ką darom truputėlį kitaip? Ką darom tai, kai neturim tų žalių erdvių? Kaip orientuojam į tą vaiką, kaip orientuojamės visa bendruomenė ir visa gimnazijos bendruomenė? Tai yra pirmiausia, prieš 3 metų komplektuojame verslumo klases. Ko jos kitokios? Tai yra mokomasi integralaus technologijų ir verslumo programos. Viena vertus atrodytų, kad tai ugdymo turinys lyg tai atspindi ekonomikos ir verslumo pamokas 2, 3, 4 gimnazijos klasėse. Tačiau tai yra vadinamieji tvarumo ambasadoriai gimnazijoje. Tai jie ką daro, pradedant idėjos sukūrimu, baigiant mokinių mokomosios bendrovės sukūrimu, produkto sukūrimu ir jo realizavimui, pavyzdžiui, Kalėdinėje mugėje arba pristatymu Litexpo rūmose irgi vykstančiose Expo mugėse. Visa tai yra susijęs su tvarumu. Pagrindinis aspektas yra, kad tos integruotos programos, tos priemonės programos būtų tvarios. Verslumo klasėse taip pat labai yra populiaru organizuoti pamokas kitose erdvėse. Šiaip gimnaziją galim pasigirti, kad tikrai esam ta gimnazija, kuri labai daug organizuoja pamokų kitose erdvėse. Tai va būtent tokiuose tarptautinėse įmonėse, kur kartu nušaunami, dabar buitiškai pasakysiu, 2 zuikiai. Pirmiausia, šios įmonės yra tikrai tvarumu pasižyminčios savo organizacinėje veikloje. Antra, čia jau kartu žiūrima ir į tai, kad verslumo klasėse mokiniai dar mokosi švedų kalbos. Dar turim ir danų kalbos besimokančių vaikų. Todėl tos organizacijos yra pasirenkamos tokios, kad galėtumėm dar žiūrėti, kaip Skandinavijos šalių įmonės veikia ir kaip lietuviai galėtų integruotis į šias įmonės. Taip pat tos verslumo klasės labiau užsiima ir socialinių akcijų organizavimu. Tai yra ypatingai, kadangi tai yra technologijų pamokos labiau, yra prikeliama antram gyvenimui dėvėti drabužiai. Apie tai truputėlį iliustracijose vėliau.
Taip pat gimnazijoje su SM klase, SM įsisteigėm klasę, kad nesnaustų ir nemiegotų ne tik tos verslumo klasės, bet ir 3-4 klasių mokinių didelė grupė yra. Ir čia matote yra tik parašyti porą sakinių, ką jie daro, jie susitinka su įvairių prestižinių užsienio universitetų atstovais, ne tik susitinka, bet ir praktikos užsiėmimai vyksta. Ir galim pasigirti, kad praėjusiais metais būtent šito projekto verslo klasė yra nominuota būtent mūsų gimnazijos verslo klasė. Na dabar ką patarčiau ir ką daro mes ir kuo galėčiau pasidalinti su kitom mokyklom ar panašiom gimnazijom. Tai pirmiausia, taip kaip ir sakom, kad pamokas gerai pasikviesti svečius profesionalus. Tai yra, kad pamokas vestų darnaus vystimosi principus įgyvendinančios įmonės. Ir Telia, ir Tele2, ir Auga Group, ir Thermo Fisheris, ir labai talkina mums Humana People to People, Baltic ir panašiai. Tada, kaip sakiau, pamokos kitose edukacinėse erdvėse. Čia jau kalbu apie visų gimnazistų, visiems gimnazistam organizuojamas pamokas. Ir Nacionalinio saugojimo teritorijų informacijos centre ir Europos centre. Ir Botanikos sode Kairėnuose, kai nueini, ne tik tai pasižiūri, kaip gražu, bet kiekvieną pavasarį siunčiamos kelios klasės, pavyzdžiui, nužydėjus alyvų žiedams, visą tą alyvų kalne, nuskinti tas surūdėjusios jau žiedų burbuolės ir panašiai. Taip pat Vilniaus nuotekų valykloje. Bendruomenė, kaip ir daugelis gimnazijų, mokyklų, bendraugdymo įstaigų organizuoja ir įsijungia į tas bendrasias akcijas. Tai pavyzdžiui ir darom, ir Labdaros paramos fondo maisto bankas, tikrai gimnazija čia yra labai aktyvi. Rasų kaminių tvarkymo akcija, tai jau aš nežinau, kaip aš sakyčiau, 100 metų, be 100 metų esam vieni iš tokių pagrindinių tvarkymo akcijų, ne tiek rudenį prieš vėlinės, bet ir pavasariais. Taip pat, tarkim, patys mokiniai organizuoja protmūšį, tarkim, su Danske banko darbuotojais, kai surenka, atsineša kažkokias tai maisto produktus ir tada po to protmūšio yra maisto produktai nunešami į maisto banką. Ne tik tai, kai Vilnius įsteigė prie kiekvienos ugdymo įstaigos dviračio stoteles, bet mes nuo tų metų, kai įsikėlėme į Jasinskio gatvę, nuo 2007 jau patys tėvai įrengė mums irgi dviračio laikymo tas prirakinimo stoteles ir nuo tų laiko mes labai, tarp gimnazistų yra populiari akcija Gimnazija su dviračiu. Na ir dalyvaujame ir žygiuose gamtoje, ne šiaip, kad tik žygiuose gamtoje, bet būtinai su aplinkosauginiais akcentais. Tai yra, netingėjom, visus metus išsidalinom, gal dėl to, kad minėjome visus metus Simono Daukanto 230-asias metinės, būtent tam paskyrėm 100 km apie Vilnių. Visus metus po 10, 12, 15, vėl 10 atkarpėlių apkeliavome visą Vilnių, bet ne šiaip savo keliavom, o tikrai rinkdami šiukšles. Ypatingai, kaip dabar atsimenu, baisiausia šiukšlių kalną rinkome Panerių Paneriuose. Taip pat labai yra madinga, tikrai ačiū vaikam, jų tėvam, kad kiekvieną pavasarį, kiekviena klasė organizuoja žygį baidarėmis, irgi su aplinkosauginiais motyvais. Buvo mokykla viena iš pirmųjų iššūkių, kuri laimėjo geriausiai vaikščiančios mokyklos Vol 15, buvom pati pirmoji ir nepirkom kažkokį siūlomą mums kamolį ar kažkokį dar priemonę ar kažkokį tai daiktą, o geriau pasižiūrėjom ir įsivedėm trasą, Daukanto trasa, ir nuo ko tą idėją perėmė daugelis kitų mokyklų ir taip toliau. Na ir mokiniai dar rengia ir metinius projektinius darbus, tai yra ne šiaip savo metiniai projektiniai darbai. Tradicija yra tikrai gili mūsų mokykloje, tie darbai atitinka gimnazijos kaip valstybinio brandos egzamino brandos darbus. Su tais darbais mes pristatome tai, ką tyria gimnazistai tvarumo linkme, darnumo prasme, gamtamokslinė prasme, klimato kaitos prasme įvairiose miesto ir net tarptautinėse konferencijose. Rūšiuojame atliekas, nieko čia naujo. Gerai, kad kiekviena mokykla turi rūšiavimo konteinerius, gerai, kad mokykla, kai yra suaugusių mūsų mokiniukų mokykla, susitarė, kad tai iš tikrųjų yra
viena iš prioritetinių dalių. Susitarė dėl nešiukšlinimo, mažesnio tualetinio popieriaus suvartojimo. Atrodo juokinga, bet iš tikrųjų, kai pristatome, dalyvaujame biudžete, kiek mokykla išleidžia lėšų vandeniui, elektrai sumokėti arba tam pačiam tualetiniam popieriu naudojimui, iš tikrųjų visi griebėsi už galvų. Skatiname mažinti vartojimą. Taip kaip jau ir buvo minėta, tikrai stengiamės iš šis popieriaus nespausinti tiek anketose, tiek, kaip ir čia buvo jau minėta, įvairių dokumentų segmentavime arba tarkim, gimnazijos gyvenimas seniai yra išgyvendintas kažkoks popierinis anketavimo ar kažkoks popierinis planų, kažkoks rašymas. Visa tai yra skaitmenizuota, nes skaitmeninių priemonių yra N+K labai daug, reikia tik domėtis ir norėti tai daryti ir pradėti tai daryti vieną kartą. Toliau perskaitytų knygų mainytuves, turim jau tikrai daugelį metų. Pradėjom ir daiktų mainytuves, ką tik girdėjom prieš tai kalbančių oponentų. Daugkartinius puodelius seniai skatiname naudoti, yra vandens irgi stotelės ir šiukštu neturėti savo puodelio, mokiniai juos naudoja. Skatinam ir nešvaistyti maisto. Tai maistas yra karštas, patiekiamas iš valgyklos darbuotojų, tačiau švediško stalo principų yra tiekiamos daržovės, tai labai pasiteisina. Taip pat galimybė pasimti nebaigtą valgyti maistą į namo parsinešti. Maistas iš namų daugkartiniuose indeliuose labai populiaru, mokykla didelė, valgykla mažytė. Iš tikrųjų labai daug vaikų atsineša iš namų savo induose maistą, jie vieni pasišildo, kiti nepasišildo, bet per ilgasis pertraukas iš tikrųjų galit matyti labai daug vaikų sėdinčiuose prie erdvėse, prie valgyklos, prie stalelių. Taip pat, jeigu nutarėme užkandžiauti kitoje erdvėje, ar vyksta kažkokie renginiai, ar naktis gimnazijoje, tarkim, ar kažkokie kitokie, visada imame ir skolinamės indus iš valgyklos, niekada nenaudojame kažkokių vienkartinių dalykų. Toliau, kaip tvariau organizuoti renginius, čia gal daugiau mano tokias sritis. Tai pirmiausia, aišku, pirmas dalykas yra eini paprastu keliu, tai yra kas 2-3 mėnesius iš tikrųjų reikia organizuoti kažką tokio įtvarumo, įdarnumo požymius, organizuoti kažkokį tai tokį renginį, kad tikrai pajustų, kad apimtų visa gimnazija, visa bendruomenė ir keletą tokių populiariausių tradicinių renginių aš čia išrašiau. Ir apie kiekvieną galėčiau ilgai šnekėti, net apie triukšmo suvokimo dieną, kurį irgi jau 10 metų mes organizuojam. Tai nėra viena diena, tai yra visas ciklas renginių ir įtraukiant būtinai tėvus. Nesvarbu, kad vaikai yra dideli, bet tėvai, patikėkit, ir nedarželinio amžiaus vaikų tėvai tikrai noriai dalyvauja. Taip pat pasinaudokit galimybę keistis dekoracijom su kitom mokyklom. Pavyzdžiui, kad ir Daukanto 230 metėm prisireikė labai daug kubų, ant kurių eksponavome vaikų kūrybinius darbus. Parsivežėm juos iš Simono Daukanto progimnazijos, vėl nuvežėm atgal. Arba, pavyzdžiui, kaip ta vadinamoji, nebevadinam mes jau šimtadienio šventė, tokia pati didžiausia šventė. Mes sakom, tai šventė abiturientams. Tai va šventė abiturientams irgi praėjusiais metais irgi pasitelkėm keleto tėvų, kurie organizuoja, yra taip švenčių organizatoriai. Vilniaus mieste pakankamai žinomi, jums ir populiarūs, ir tikrai visas dekoracijas jie mums paskolino, po to išvežėm, nes neturim nei kaip transportuoti, neturim nei kur laikyti, nei kur sandėliuoti ir galų gale taupom viską. Toliau, stendinė medžiaga, mokinių kūrybiniai darbai, tikrai naudojam visada antrinės žaliavas, aš parodysiu iliustracijose. Jeigu renginys vyksta lauke, jau 10 metų atsisakėm jokių balionų, jokių žibintų, jokių konfeti. Iš tikrųjų, jeigu yra kvietimai, skelbimai, įvairūs šiaip sveikinimai, jau irgi, ačiū Dievui, yra populiaru jau tikrai tarp mokyklų, siųsti tik elektroniniu formatu. Na ir yra tai pasakyta, kas yra tvaru. Jeigu jau nori kažką labai padovanoti, tai dovanok emociją. Dovanok tai, kas yra brangiausia - laiką skirtą su kitu žmogum. Tai va šituo tikrai galiu šiandien didžiuotis. Nes mūsų gimnazija tikrai labai daug dovanoja ir netingi organizuoti renginių, gerų, didelių, tikrai, kuriuos mato visa Lietuva, kuriais mes galim irgi didžiuotis.
tiek Vilniui 700 metiniam, tiek praėjusiais metais visus metus renginiai buvo literatūrinė meninė kompozicija Daukantui 230, tiek šiais metais yra paruošta ir jau parengta rodyti visai bendruomeniai tiek 3 amžiaus universiteto, Medardo Čoboto amžiaus universiteto seniorams, tiek Naujamiesčio seniūnijos seniorams, Bočių draugijos seniorams, žydų genocidų gelbėjimo dienai yra tikrai didelis renginys ir jeigu kviečiasi mokyklos ir gimnazijos, mes tikrai taip pat nebūtinai tiems mūsų garbiems seniorams tai rodom, bet rodom ir kitoms mokykloms. Na ir šiek tiek iliustracijų. Na, matot, tarkim, Simonui Daukantui, ar ne, matot, iš laikraščių, grinai iš laikraščių padarytas tas medžio šakos ir iš paprasto popieriaus, kurio kartais vyniojamo popieriaus balto padaryti piešiniai mokiniukų kūrybiniai darbai. Čia vienų mokytojų dienos toksai pagrindinis stendas. Šių metų mokytojų dienos stendas, kai iš mažų knygučių, iš visai senų laikraščių, žurnalų ir popieriaus yra pagamintos knygutės ir sudėlioti žodžiai, koks tas mūsų mokytojas iš tikrųjų šiemet, kaip ir kiekvienais metais yra kūrybingas. Čia vėlgi panaši tokia iliustracija. Matot, kalėdinių vienų metų. Seniai nebeturim jokių eglučių, gyvų, nežinom mūsų vaikai net nežino, gal tik namučiuose mato, kaip atrodo, mokykloje tikrai neturim jokių. Va, kaip, sakykime, atrodė stilizuota kalėdinė eglutė, taip, padaryta irgi iš antrinių žaliavų ir pasitelkiant į pagalbą popierių, netgi metalo apipurkštus, tokias kaip instaliacijas, galima pasakyti irgi. Taip pat kalėdinės tvarios puokštės, vieni kiti darbai, kaip tarkim koležai, technologijų pamokose pristatantis savo profesijas irgi iš senų žurnalų laikraščių. Simonui Daukantui, ką mokiniai sugalvojo, atsiliepdami į Simono Daukanto pasakytas frazes ar žodžius, taip patgi panaudojant. Dabar irgi žiūrėkit, čia yra tikrai iš senų žurnalų padarytos iliustracijos ir vienos, ir kitos, ir mokiniai jas pristato. Taip pat čia įdėjau iliustraciją su Danske banko darbuotojais, kai parama buvo surinkta ir siunčiama. Taip pat paminėjau apie tas rasų kapines, kur tikrai nesam tie, kurie kaip dauguma mokyklų dabar nesupraskit skeptiškai, kai visi nueina ir uždėkime vėlinių žvakelę. Ne čia yra esmė. Esmė ir čia labai prasminga, labai gera, bet kodėl kartu tai tikrai visų mokinių nepasitelkus ir su visa mokykla pagal tam tikrą grafiką nepanaudojus. Toliau, kaip sakiau, baidarėmi žygiai. Taip pat džiaugiuosi, kad turime mokytojų, entuziastų, galiu net pavardėm paminėti, kurie iš tikrųjų kiekvieną kartą organizuoja keliones ir šiuo metu mūsų vaikai yra išvykę į 2 net keliones, o pavasarį ir vasarą taip pat važiuoja ir į kalnus. Gamta tvarios mokyklos link, čia spektaklis iš Medardo Čoboto, 3 amžiaus universiteto garbiems seniorams, Pamėnkalnio gatvėje esančia Karininkų ramovėje. Seime irgi buvom pakviesti gerbiamos Šalaševičiūtės kūrybinės dirbtuvės, irgi iš paprastų žurnalų ir laikraščių su vaikų krizių centro žmonėmis, vaikiukais. Čia ir kalėdinės kartu tuo pačiu. Taip pat galim pasidžiaugti, kad jau 5 metų iš eilės mūsų vaikai moko kompiuterinio raštingumo seniorus ir tuo labai labai džiaugiasi. Ir nebūtinai už socialinės valandas, tiesiog taip iš savęs, iš to, kad nori. Čia vienas iš tų pavyzdžių, kaip vaikinas net iš tos verslo klasės, kai klasės vaikai sunešė senas padėvėtas staltiesės, patys siuvo maišelius, tada kiti fotografuoja Vilniaus vaizdus, juos tas fotografijas perkelia presu ant maišelio, ant susiūto maišelio. Ir štaip gimsta Vilniui 700 paroda. Maišeliai jokie ne indiški ir ne jokie iš Kinijos pirkti. Tai yra savo, arba pasidarai sarbo, arba iš vis neturi.
Tada tvarios, kaip sakiau, puokštės, bet čia turbūt tą gali daryti daugelis mokyklų toliau. Labai populiaru yra gaminti įvairius kartu ir pamokom priemonės įvairias, kaip tarkim viena iš jų yra gaminu biologinį modelį, kai vaikai ne tik tai gamindami jį žinias kažkokias įgyja, bet dar jas mokytojai naudoja ir pamokose. Turim vienintelę tokią erdvę lauko klasę, bet jinai, žinokit, tikrai yra labai populiari, nes vaikų yra labai daug. Ir ji taip, jinai yra su rekuperacija, kaip ir net nelabai tvariai, bet joje vyksta labai daug renginių ir ji iš tikrųjų yra labai labai populiari ir užimta. Čia irgi matom, kaip vyresnių klasių vaikai nuvažiavę į progimnazijas moko sveiko maisto, sveikos mitybos. Keletą iliustracijų iš nacionalinių teritorijų lankytojų centro, kai, kaip sakiau, vaikai ne tik įgyja žinių, bet ir kažką daro, nes būtinai reikia daryti. Na ir dabar labai džiaugiuosi, kad būtent Edu Vilnius suteikia galimybę dalyvaujamajame biudžete. Jis yra labai geras projektas, kas nedalyvauja, tikrai labai mielai kviečiu prisijungti. Tai yra Edu Vilnius dovanoja 1000 eurų, kaip pirmą kartą dalyvaujančioms, ir žiūri, kiek mokykla gali prisidėti. Ir mokiniams pristatomas projektas, kur taip tiesiai šviesiai ir pasakyta, tik aišku pagal tai, kokias grupės vaikų nori, kad jie dalyvautų. Turi 1500, siūlyk idėją, ką gali padaryti geriau mokyklai, kaip gali gyventi smagiau, geriau, bet svarbiausiai principas yra tvarumas. Visos idėjos turi būti tvarios. Na ir mūsų gimnazijai buvo labai daug idėjų, išsirinko gimnazistai 3. Pagalvės ant mokyklos soliukų, nes jūs yra soliukai, pas jūs pagalvės, prikimš jas, aišku, ne iš naujų, o iš susitarų su Human People to People Baltic ta organizacija, viskas čia tvaru. Tada šilkografijos dirbtuvės ir plaukimas baidarėmis Vilnius Nida. Laimėjo šilkografijos dirbtuvės, tai yra nusipirkom šilkografijos rėmus, plokščiasiūlę siuvimo mašiną, stalo presą, įsirengėm šilkografijos studiją, nes tai suteikė mums galimybę atsispausdinti gimnazijos logotipą ant padėvėto marškinėlio, ant maišelio, ant savo kažkokių tai džemperių. Taip prikeliant senus rūbus ar medžiagas persisiūti arba kitaip stilizuoti. Žinoma, labai svarbus yra, kaip sakiau, ta vadinama komanda. Tai būtent tie ambasadoriai ir buvo mūsų tos verslumo klasės ir tekstilės ir aprangos vyresnių vaikų grupės, kurios ne tik pačios idėjas organizavo, bet ėjo į mažesnės klases su mokymu, kas yra tas tvarumas, kaip padaryti tą idėją, kad ji tikrai būtų išpildyta ir tvari. Na ir žinoma, labai daug naudos čia yra integralume. Pasižiūrėkit, kiek kiekvieno dalyko integracijos buvo truputėlį prisiliesta ir paimta. Na ir kas yra gerai tame? Kad įsitraukia visa bendruomenė, kad visas idėjas privalo išgirsti kiekvienas bendruomenės narys, kad yra demokratija, todėl kad vyko balsavimas, todėl kad balsavimo diena buvo puikia šventė, demokratijos šventė mokyklai, su tikrais biuleteniais, su tikra balsadėže, su tikru skaidrumu, su tikru džiaugsmu, kas laimėjo šitas dirbtuvės. Na ir iš tikrųjų, kad tai yra patrauklia forma įgyvendinami tvarumo principai, ne šiaip tai pamoka ar kažkoks jos fragmentas, o iš tikrųjų didelis, rimtas, normalus projektas. Na ir čia truputėlį irgi žinau, kad laikas į pabaigą, kadangi mokykla didelė, tai projektus visi pristatė nuotoliniu būdu, kiekvienai amžių kategorijai. Tai va čia būtent kairiai pusė ir yra jau rodoma, mato truputėlį paskaičiavimai, kiek kas kainuos, kaip čia bus labai viskas puiku, kaip iš vieno džemperio ir iš kelių medžiagų galima pasigaminti, pasiūti kitą džemperį. Ir čia truputėlį porą nuotraukų iš tos demokratijos šventės, iš balsavimo. Bet nieko blogo nėra, kas neišeitų į gerą. Antra idėja buvo istorinis plaukimas baidarėmis. Žinau, dėl ko jie nelaimėjo? Todėl, kad per mažai vaikų, kodėl ne visi.
Šilkografijos dirbtuvės galim naudoti visą gimnaziją, o čia skirsim pinigus į keletą vaikų, bet jie vis tiek yra žiauriai šaunuoliai. Todėl, kad jie vis tiek per 10 dienų, tiksliau 8 dienas 6 valandas baidarėmis plaukė nuo Žaliojo tilto iki pat Neries. Plaukė ne šiaip savo, rinkdami šiukšles. Jas iškraudami kiekvieną kartą sustojant nakvoti, kai ten vienas ar keletas tėvelių vis tiek lydėjo tos vaikiukus, patys gamindamiesi maistą, rinkdami žoleles, kur parsivežė dar sudžiovintų žolių herbariumus ir taip sulaukdami Nidos mero padėkos už tai, kad tai yra labai geras toks sprendimas. Na ir šilkografijos dirbtuvės, truputėlį jau apie tęsinį, ką mes darom. Kiekvienais metais gimnazistai užsisako džemperius. Mes uniformų neturim, turim džemperius. Pasižiūrėjom su mokinių taryba, o ji čia yra labai daugelio idėjų generatorė. Kad tų džemperių šiemet užsisakė labai mažai, tai ir suorganizavom akciją, kuri vadinosi Daukantiškas identitetas, kai kiekvienas atsinešęs savo, kaip matote, marškinėlius ar džemperį šilkografijos būdu atsispausdino norimą logotipą. O čia kai kurie dar atsispausdino ir norimą logotipą ant maišelių, tiek su gimnazijos logotipu, tiek su Daukantu, tiek su piešiniu, kuris žinot iš kur atkeliavo nufotografuotas. Nuo Vilniaus šulinių. Nes mūsų istorijos mokytojai taip pat labai tuo domisi. Tai noriu pasakyti, kad pirmiausia, ta žaliosios smegenys turim pradėti žalumą nuo savęs. Nieko naujo nepasakysiu. Ir turim pradėti nuo savęs ir galvoti ne tai, kad vienas fragmentas bus kažkoks darnus, viena pamoka bus tvari, kad tvaru yra ten, kur visur tvaru, tiek koridoriuje, tiek valgykloje, tiek sporto aikštelėje, tiek šiaip vaikų susibūrimo vietoje. Kad kai yra tvaru visur, tai tik taip galėsim formuoti tas vartotojiškas vadinamasias mokinių nuostatas. Ir nebūtinai reikia visada įgyti tik žinių, nueinant kitur, pasikviečiant svečius, nes ne visada mokytojas yra tas guru, kuris visą tai mums suteiks. Nes geriau yra visą tai įgyvendinti praktikoje. Nes dar Getė yra pasakęs, kad teorija žmogau sausa šaka, tik praktikos vaisingas medis žydi. Tai vadovaujantis šitą nuostatą tikrai kviesiu dalyvauti visus, įsivertinti pagal tas 8 sritis tvarios mokyklos 2030 mokyklą ir dalyvauti tvarumo mokyklos projekte, kurį vykdys mūsų Lineša ir prisidės, aišku, žinoma, dėkojame jiems ir Edu Vilnius. Ačiū visiems. Mielai kviečiu užeiti į gimnaziją Sinskio gatvėje 11.